Guliu ligoninėje su sulaužyta koja. Koja lūžo 2 vietose, nes Lūna mane vakar gerai patampė ir aš kritau ir koja lūžo. Labai daug skausmo, dabar laukiu operacijos. Bet žinokit, skausmas tai neišpasakytas. Aš vis prašau, kad duotų man tų vaistų. Bet žinokit, jie man neveikia, man sakė, duos kažkokiu kitokiu. Tikriausiai dėl to, kad labai didelis tinimas, tai turėtų duoti kažko kito, nes aš jau nebegaliu taip gyventi. Na, va, laikas namo. Turiu šortus, maikutę, šliopkes, liemenuką ir į trasą vaikelį. Namo. Yes. Vaikas paskambino, kaip verkė, nori, kad namo grįžčiau. Savaitė po ligoninės grįžimo, šiandieną nuvažiavau pasitikrinti koją ir žinokite, gyja gana gerai, bet 2 mėnesius negalėsiu ant jos stoti. Kituose klipuose noriu parodyti, kaip aš buvau, nežinau kaip pasakyti, namuose su ramentais ir su ta ofiso kėdė su ratukais. Žinokite, nieko nėra per daug ką pasakyti. Labai skauda koja, sunku aplinkui apsisukinėti, tvarkytis, valgyti, daryti. Žmonės kartais klausia, Renata, o kodėl tu nepakvieti kažkieno kito tau padėti? Nu, tu gali kviesti, tu neprikviesi, nes tau vis tiek išvalė, sutvarkė už 20 minučių vis tiek. Tai ar kažkam valgyti reikia duoti, ar vėl kažkas, nu vis tiek prisinešioja, gyveni ir tiek, ne? Labas rytas, mielos moterys, o gal ir vyrai. Ajanas man padeda, aš sėdžiu ant kėdės su ratukais ir gaminu valgyti, tvarkausi, prasisiurbliavau, prasiploviau grindis, žinokite, su ta kėdė visai gerai. Nes su ramentais, nu neblogai, bet jaučiu, kad viena koja labai daug sunkumo turi. Žinot, viskas eina ant vienos kojos, tai pradėjau skaudėti. Bandau suktis virtuvėje su ta kėdė. Kažkaip nelabai, neblogai gaunasi, tik tiek, kad labai lėtai, ne, nuo vienos pusės į kitą, tai bandai kažkaip susiorganizuoti viską ir šunims verdu maistą ir mums darau, kažkaip galėčiau tik užsisakyti mums ir šunims tik sausa, bet norisi juos palepinti, norisi save kažkaip, gerai tada. Pasiruošėme nakčiai kartu. Tai dabar turiu ramunėlių arbatos, kurią užplikinsiu ir išgersiu 20 minučių laikotarpyje. Taip pat pasidarysiu kavą, kurią gersiu rytoj. Man labai patinka kambario temperatūros kava. Po to parodysiu, kaip nusivalau makiažą. Na, jau bus laikas eiti miegoti. Pradėjau koją tinti, tai nuėjau apsiprausti, išsivaliau dantis, nusiploviau makiažą, tik tai va, tokio vazelino užsidėjau ir labai koją pradėjau tvinksėti, tokį spaudimą davė ir ištino. Tai žinau, kad tai nėra gerai, tai aš dabar noriu užbaigti šį video. Putė jam į akį, neduosiu nei telefonų, nei kompiuterių, nei mano vaikui. Kodėl? Nu, mano koja sulūžus, jūs žinote, atsiprašau, kas čia. Ir aš guliu vaikelį viršui, nuskauda, blemba, dantis sukandus, negalėjau užmigti iki 4 ryto, pusė 5 ryto. Nu gerai, viskas čia normaliai. Nusileidau į apačią, šiaip ne taip kaip meška su tais, nusileidau į apačią. Jo. Apačioj primyšta, šunų vandens nėra, durys uždarytos, tai jie negali išeiti pasisiot. Nu, Dašas moka kaip atsidaryti, bet jisai tingi. Vos nepaslydau su ta kėde ir su tais ramentais ant tų sysalų, smirda vaikelį lauke, šūdukų reikia juos surinkti, taip pat daug lapų. O jisai sėdi, televizorių žiūri. Tai jau kaip užrėkiau vaikelį, kaip jisai išsikando. Kiti gal sakytų, nu jau tu, Renata, aš galvojau, kad tu gal tokia labai jau rami mama. Tikrai aš nerami. Aš esu gana griežta mama, bet aš sakyčiau su saiku. Noriu pasidalinti su jumis savo sulaužytos kojos ryto rutiną. Tai dabar bus lygiai tas pats kiekvieną dieną iki kol mano koja išgis. Va taip, ant kėdės. Bliūdus reikia plauti.
myžalus plauti. Nu, žinokit, iš toli atrodo, kad aš labai susitvarkius, o iš arti ne. Daug plaukų. Nu, yra ką veikti. Gerai tada, davai, šeima. Padarom. Dabar indus plausiu. Koja va taip pasidėjusi ant kėdės, žinokite, kad jinai būtų pasikabinus, nes vakar labai ištino, kuomet koja buvo pasikabinus. Tai va, plaudama indus, tai viską einu sekcijom, kaip sakoma, ne? Užsikaičiu karštą vandenį, nes nėra karšto vandens, tik tai šaltas. Taip apačioje apsitvarkau, po to prasisiurbliuoju ir po to prasiplaunu. Jo, žinokite, labai skaniai kvepia. Kvepės, dabar niekas čia nekvepia. Gal makiažą užsidėti, nes atrodo tokia gal... Ai, nieko, viskas čia gerai. Svarbiausia, antakius turiu. Vos ne po metų laiko ateina sutvarkyti šį šaldytuvą. Kadangi jisai yra sugedęs, tai aš užklievau, kad vaikai neitų, nes pastoviai eidavau. Jeigu svečių turėdavom ir sakau, eikite pasiimti gėrimą, tai eina į šį šaldytuvą. Tai reikėjo užrakinti su pleistru tuo. Dabar noriu atidaryti, tikiuosi, kad nebus vabalų kaip praeitą kartą, nes pamiršus buvau mėsą. Šaldytuvas atrodo taip, atrodo, kad aš pravaliau jį ir dar gana neblogai, bet vis tiek va. O čia išėmiau visas lentynas, stalčius, reikės labai gerai išplauti su karštu vandeniu, viską išdezinfekuoti, išplauti, sutvarkyti. Kaip tik išviriau šunims vištienos ir taip pat turiu ryžių čia. Tai dabar vištieną sudėsiu. Susivėlus nuėjau pagulėti truputėlį. Žiūrėkite, baisi merga. O dabar turiu tokį vėjelį, kuris specialiai lapams papūsti. Reikės išsiplauti galvą, bet nežinau kaip. Aš vis dar ant kėdės, o dabar yra 8 valanda vakaro. Rainas jau eis miegoti. Žinokit, aš prakaituoju, reikia praustis, numaudausi vis tiek, tą koją iškeliu arba į maišą. Nėra lengva, bet reikia. Tai ir darai, ne? Tai taip pat turiu, parodau, ką turiu. Kalbu bet ką, kiek noriu, tiek kalbu. Suprasit, nesuprasit. Tai yra magnis, bisglicinate. Esu padariusi, apžiūrėjusi visokių įvairių rūšių, bet šitas yra pats geriausias. Kiekvienas rytas toks pats, atsikėlusi ryte apsiprausiu, na ir po to tiesiai į virtuvę pasiimu maistą, kurį reikės virti ar kepti dienai. Tai pasiimu į tokį vežimėlį, kurį nusivežu prie šaldytuvo, susidedu maistą, po to nusivežu atgal į virtuvę, pradedu ruoštis, tvarkytis, plauti grindis, siurbliuoti. Rainas taip pat padeda, kas susijęs su lauku. Na va, tai aš užbaigsiu dabar šį vlogą, atrodo truputėlį apsimiegojus, nes dabar jau 10 valanda vakaro. Šiandieną ryte nuvažiavome su Simonu pas daktarą, aš dabar esu ligoninėje, laukiu daktaro, pažiūrėsime kaip bus. Apžiūrėjo, sakė, tikrai einasi gerai, prireiks apie 2 mėnesių, kad vėl stočiau ant kojų. Tai aš įdedu nuotrauką, parodau, kaip po operacijos atrodo, įdėjau tokius geležius viduje, atrodo viskas gerai. Ir gysim, tai turėsite daugiau vlogų, kadangi turėsiu daugiau laiko. Tai bus visokių ir pokalbinių bus taip pat ir kažkokių buitinių tokių. Tikiuosi, kad jums patiks, geros jums dienos, gero vakaro ir
in the first day, okay, it's after operation.